Labą dieną. Sveiki visi susirinkę į šiandienos webinarą, kurio tema yra mokestinės prievolės ir klaidos. Ką reikėtų žinoti, gaunant papildomas pajamas. Tai mano vardas Laura, dirbu SitePro apskaitos programoje Debesyje ir taip pat noriu pristatyti šiandieninio webinaro pranešėją Rasą Pečkauskaitę. Rasa yra VŠI bundanti tauta vadovė, buvusi Ramios investicijos vadovė, jau ne vieną webinarą su mumis turėjusi, tai galbūt bus jums pažįstamas veidas. Rasa veda mokymus bei teikia konsultacijas mokesčių klausimais ir papildomai vykdo sveikatinimo veiklą. Tai šiame webinare sužinosite svarbiausias taisyklės, kaip teisingai tvarkyti mokesčius, jei gaunate papildomas pajamas, dirbate pagal verslo liudijimą, vykdote individualią veiklą ar nuomojate turtą. Taip, aptarsime, kokias mokesčių prievolės turite deklaruoti, kokie leidžiami atskaitimai galioja ir kokiose situacijose gali būti atliktas VMI patikrinimas. Webinaro metu bus gausu praktinių pavyzdžių ir situacijų, kuriuose dažniausiai daromos klaidos. Tai šis webinaras yra skirtas visiems, kurie nori nepasimesti mokesčių deklaravimo procese ir išvengti galimų nesusipratimų. Na ir taip pat norėčiau pakviesti registruotis į artėjančius webinarus, kurių esame suplanavę išties nemažai, itin aktualiomis temomis. Kaip žinome, šiais metais yra daug naujovių, pakeitimų mokesčiuose, tai tikrai su savo srities ekspertais turime paplanavę nemažai webinarų, tai labai kviečiu juos registruotis. Priminsiu, kad jie visi yra nemokami, o webinaro įrašą galėsite rasti SitePro YouTube kanale arba SitePro/webinar svetainėje. Pasidalinsiu nuorodą chat skiltyje. Tai Rasa, perduodu žodį jums. Gerai, ačiū labai. Pristatyti jau pristatė, aš daugiau apie save tikrai nekalbėsiu, ar ne, galėsit skaidrėse pasiskaityti tą informaciją plačiau. Turiu daugiau jau nei 15 metų patirtį, tekę atstovauti yra mokesčių inspekcijoje ne vieną iš tikrųjų fizinį asmenį, tai yra būtent tikrinimo metu ir šiandien mano užduotis ir yra, ar ne, mums išaiškinti aiškiai labai ir suprantamai ir be jokių užuolankų, kokios vis dėlto ar ne tos mokestinės prievolės yra mūsų kaip Lietuvos Respublikos piliečių. Ir būtent teisės aktus įkėliau, kurie reglamentuoja visas ar ne mūsų teisės ir pareigas, tai yra būtent tai reglamentuoja Lietuvoje gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lygiai taip pat baudos ir visi ir netikrinimai yra atliekami vadovaujantis mokesčio administravimo įstatymu. Tai yra paprastai tikrinimai, visi procesai įgyvendinami yra mokesčių inspekcijos ir turim Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, kuris aptaria, kokios ribos yra fiziniam asmeniui ir gaunant pajamas, tai yra būtent PVM riba, kada yra jau privaloma iš verslo liudijimo ar registruoti individualią veiklą arba individualioje veikloje, kada mes pasiekėm PVM ribą. Ir jeigu kalbėti apie tai, kad tai yra ne tik tai PVM registravimosi proceso aptarimas šitame įstatyme, bet lygiai taip pat ir kitų prievolių, ką šiandieną užsiminsiu apie Bolto ar ne Bookingo programą, Facebooko reklamą, jeigu mes būtent pajamų uždirbimo tikslais naudojame šitą priemonę ir mokame už reklamas arba naudojame šitas platformas, atsiranda pagal šį įstatymą prievolė sumokėti Lietuvoje PVM mokesčių inspekcijai, nesant PVM mokėtojo. Taip pagal ES direktyvą lygiai taip pat tas įpareigojimas yra perkeltas ir į mūsų teisės aktus. Ir lygiai taip pat turim Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, kurį įgyvendina bankai Lietuvoje, įgyvendina pinigų surinkimo platformos. Ir lygiai taip pat tretieji asmenys, tai yra platformos ir esančios Europos Sąjungoje, tai lygiai taip pat, jeigu kalbėsime ir apie BEUS platformą ar ne, kitas platformas, per kurias galima vykdyti pirkimus, ne tik tai sandorius kaip ar ne daiktų įsigijimo, bet lygiai taip pat ir kriptovaliuta. Tai kalbam apie tai, kad jie ar ne sandoriai gali būti nebūtinai daiktiniai, nebūtinai paslaugų, bet gali būti ar ne lygiai taip pat ir kriptovaliutos pirkimas. Tai pagrindiniai teisės aktai, kurie Lietuvoje nurodo mūsų kaip Lietuvos ar ne piliečių, būtent mokestinės prievolės ir pareigas. Tai kokios pajamos už 2025 metus bus apmokestinamos, dalis jūsų jau galbūt skubos tvarka pateikėt metinės deklaracijas. Paprastai rekomendacija yra teikti metinės deklaracijas nuo kovo 1 dienos
iki būtent gegužės 2 dienos, nes pirmoji pas mus išpuola Lietuvoje šventinė diena, tai paskutinė deklaravimo diena už praėjusius metus būna paprastai gegužės 2. Kodėl nuo kovo 1, tai reiktų žinoti ir skaidrėse aš to nerašiau, bet iki vasario 15 dienos, o šiemet tai buvo būtent ar ne vėlgi šventinė diena 16, tai iki 17 dienos visos įmonės, visos valstybinės institucijos privalo pateikti apie jų surinktą informaciją, kokie buvo vykdomi sandoriai. Tai šita informacija paprastai perkeliama yra į mūsų asmeninės deklaracijas, bet galvojant apie tai, kad būna pasitaiko klaidų, būna pasitaiko netikslumų, pateiktos deklaracijos įmonių ir valstybinių institucijų grįžta atgal, turi teikėjai tikslinti duomenis pateikti, ar ne, būna iš mūsų pusės nepakeista informacija, aš irgi šiemet gavau laišką, kad keitėsi mano pavardė, draudimo kompanijai aš tiesiog buvau užmiršus pranešti, gavau laišką, kad būtinai turiu patikslinti savo informaciją prisijungus ar ne elektroniniai draudėjo sistemoje ir tokiu atveju bus tvarkingai duomenis perkelti į mano deklaraciją. Tai būna tokių įvairių niuansų, ar ne, kiekvieno asmens gyvenime, tai gali priklausyti ir nuo mūsų, ar ne, lygiai taip pat pareigų informuoti, ar ne, būtent vėlgi trečiasias šalis apie pokyčius, kuomet negauna iš sistemų registrinių ar ne duomenų. Tai ne visos įstaigos ar ne tos duomenys iš tikrųjų gauna. Tai pajamos, kurios yra apmokestinamos Lietuvoje, yra darbo užmokestis. Turim individualios veiklos pajamos, kurios keliauja į pajamas skirstomos kaip individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimas. Toliau yra turto pardavimo pajamos, tai kalbam apie turtą, kuris yra kaip nekilnojamas turtas, ar ne. Toliau yra lygiai taip pat nuomos pajamos, jeigu nebuvo verslo liudijimas imtas. Toliau yra dividendai, tai yra įmonių įstaigų organizacijų savininkai gali išsimokėti pelną, ar ne, tai gali būti ir mažoji bendrija, ir akcinė bendrovė, ir uždaroji akcinė bendrovė. Toliau mes kalbam apie tai, kad gali būti autoriniai atlyginimai ir žmogus tokius ar ne atlyginimus gali gauti, jeigu atlieka autorinį darbą tiek fiziniam asmeniui, tiek lygiai taip pat įmoniai. Toliau kriptovaliutų pelnas, atlygis pagal civilinę paslaugų sutartį iš mažosios bendrijos, draudimo išmokos išimtinai pagal sutarčių sąlygas, ar ne, tai yra nurodomos sutartys, trumpai aptarsiu skaidrėse, ir yra delspinigių palūkanų gavimas, jei yra skolinta pagal sutartį, susitarimus, ar ne, mes įvairiose platformose, lygiai taip pat ir Lietuvos daryti, tai jeigu yra išmokamos ar ne būtent palūkanos, arba yra delspinigiai, tai lygiai taip pat jie gali būti ar ne apmokestinami. Ką turim kaip piliečio mokestinės pareigas dėl deklaravimo, aš jau paminėjau, dar kartą nesikartosiu. Mokesčių sumokėjimas lygiai taip pat yra traktuojamas ar ne, ir jų laukiama yra iki gegužės 2 dienos, tai dažniausiai mokestinės prievolės atsiranda kaip gyventojų pajamų mokestis mokesčių inspekcijai. Ir jeigu žmogus vykdo veiklą su pažyma, ar ne, atsiranda prievolės mokėti sveikatos draudimą, jeigu jisai yra ar ne nemokėtas kas mėnesį ir persiskaičiuoja nuo pajamų, ar ne, būtent atėmus iš pelno ar ne, iš apyvartos išlaidas, tai būtent nuo pelningumo. Ir lygiai taip pat valstybinis socialinis draudimas, kas keliauja į mūsų ar ne stažą. Tai individualioje veikloje šitie mokesčiai paskaičiuojami yra sudeklaravus metinės pajamas. Ir jau tada mums reikėtų pasižiūrėti, ar mes kažkokias mokestinės prievolės metų eigoje vykdėm, ar jų nevykdėm, ar ne, ir pasiskaičiuoti, kiek mes ar ne tų pinigų, jeigu kažkiek mokėjom, kokia likusi dalis turėtų būti sumokėta. Ir ta gegužės 2 yra ta diena, iki kada yra neskaičiuojami delspinigiai, ar ne, tai galimybės išsidėstyti vėlgi susidariusias prievolės yra ir per mokesčių sistemą, ir per sodros sistemą. Tai reikėtų nepamiršti tai, kad jeigu galimybės neleidžia, reikėtų nelaukti paskutinės dienos, sudeklaravus pajamas, iškart institucijoms ar ne prasinešti ir užsipildyti formas, kad bus reikalingas ar ne išdėstymas ir mokėjimas dalimis. Toliau, jeigu kalbėti apie apskaitos tvarkymą, tai kiek vykdoma yra individuali veikla, tiek vykdoma veikla su pažyma ar su verslo liudijimu, apskaitos tvarkymas yra privalomas abiems formoms. Ir jeigu kalbėti apie praktiką, kiek tenka atstovauti mokesčių inspekcijoje tikrinimų metu, ir jeigu kalbėsim apie tai, kad tenka kartais pagelbėti, norint Lietuvos piliečių gauti paskolą, tai nesvarbu, kokio jinai yra dydžio, visą laiką ar ne yra reikalaujami dokumentai, įrodantis jūsų pajamas. Tai yra banko išrašų neužtenka. Yra vedami žurnalai tiek individualioje veikloje su pažyma, tiek lygiai taip pat su verslo liudijimu. Tik tai apskaita skiriasi tuo, kad individualioje veikloje yra privaloma išrašyti sąskaitą faktūrą kiekvienam pinigų gavimui,
nesvarbu klientui reikia ar nereikia. Verslo liudijime yra rašoma viena aplamai ir nesakykim sąskaita arba žymimas vienas pajamų įrašas visai dienai, nesvarbu, kiek jūs klientų turėjote. Tai verslo liudijime apskaita yra šiek tiek paprastesnė, individualioje veikloje yra daug sudėtingesnė ir tikrai reikalauja daug daugiau laiko ir mūsų pačių siekimo pastangų. Tai rezultatas paprastai būna toks, kad asmenys būna nesitvarkę ir turim tik tai banko išrašus, o banko išrašai nei mokesčių inspekcijai, nei kitai institucijai, kuriai reikalingi yra pajamų įrodymo šaltiniai, netinka. Tai yra nustatyti dokumentai pagal būtent individualios veiklos tvarkymo apskaitos taisyklės ir verslo liudijimo lygiai taip pat yra taisyklės. Tai šios dokumentus tikrai galite rasti mokesčių inspekcijos puslapyje su visom formom ir pavyzdžiais. Juos galima pirkti fiziškai ir biuro parduotuvėse. Lygiai taip pat galima naudotis ir internetinėmis programomis, kurios tą apskaitą veda. Tai yra ir 123 sąskaita, yra Invoice, lygiai taip pat yra Cflow programėlės. Tai šitose programėlėse apskaitą galima vesti ir turėti ją kompiuterizuotą, kas pagelbėja tikrai sutaupyti savo laiką ir patiems aiškiai ir ne savo pajamas sekti. Dokumentai tiek verslo liudijimo, tiek individualios veiklos yra saugomi 10 metų. Jeigu renkate išlaidas individualioje veiklos pažyma, tai yra visi išlaidų dokumentai turi būti pagristi, tai yra sąskaitos, faktūros, kvitai, iš užsienio gautos prekės, jeigu yra, tai gali būti užsakymo istorija, gali būti susirašinėjimas lygiai taip pat ir su fiziniu asmeniu, tiek Viber, tiek, sakykime, kitom socialiniam priemonėm. Tai išlaidų rinkimo procesas yra jūsų sprendimas, nes yra galimybė individualioje veikloje pasirinkti arba 30% atskaitimo būdą be išlaidų rinkimo dokumentacijos, arba renku viską ir tvarkingai, ir nekalbant apie tai, kad deklaruojant pajamas, matysim, kad reikalingi yra rezultatai. Tai yra kiek tų pajamų gauta, koks yra rezultatas išlaidų ir tada mes turim lygybę, po kurios yra apmokestinamos pajamos. Tai teikti duomenis savarankiškai teikiant deklaraciją, pridėti žurnalus, pridėti dokumentus individualioje veikloje arba dirbant su verslo liudijimu prievolės nėra. Gali mokesčių administratorius paprašyti patikslinti deklaraciją, pridedant dokumentus ir tik tai tada mes dokumentus segame pačioje deklaracijoje. Tai savarankiškai, savo iniciatyva dokumentų tikrai į pačią deklaraciją mes nekeliame. Pačioje deklaracijoje yra tik tai nurodomi jūsų būtent ar ne rezultatai, tai yra gautų pajamų suma, išlaidų suma arba pasirenkam 30% ir tvarkingai ar ne pateikiam deklaraciją su šitais rezultatais. Tai segami dokumentai yra tik tai tikrinimo metu arba pateikiami, kuomet yra kreipiamasi administratoriaus mokesčių su, sakykime, ar ne, pasiteiravimu, ar tikrai teisingai apsiskaičiavote mokesčius tam, kad įrodyti, ar ne, ar tos pajamos ir išlaidos yra deklaruotos teisingai ir turi įrodymo šaltinius. Deklaruoti turto pardavimo dovanojimo ar ne sandorius, jeigu to reikalaujama. Tai čia reikalinga vėlgi galvoti apie tai, kad mes nekilnojamo turto pardavimą dažnai vykdome ir tai daro ir mums padeda notaras, ar ne, duomenys yra liktai notaro perkeliami į registrų centro sistemą, bet dėja tie duomenys ne visada būna teisingi. Ir dažnu atveju pardavus turtą reikia turėti dokumentus tiek įsigijimo, tiek pardavimo ir tikrai tenka rankiniu būdu deklaracijose tikslinti šios duomenis ir įkelti rankiniu būdu. Tai kaip ir individualios veiklos, ar ne, mes turim verslo liudijimo įrašyti į deklaraciją, tai lygiai taip pat turto, kurį parduodat, galite tikėtis, kad tikrai reikės įkelti ir taisyti, ar ne, rankiniu būdu iš sutarčių pateiktą informaciją. Dėl to, kad tiek registrų centre, tiek notarų sistemoje vis dėlto ta informacija iki šiandienos, na, sakykime, nesuvaikšto teisingai, ar ne. Automobilio pardavimas, kai tikrai būna atveju, kada yra perduota, ar ne, sakykime, metalo laužą priduota ir lygiai taip pat reikalauja regitra patikslinti, ar jūs tikrai perdavėte ir turėti lygiai taip pat dokumentą utilizavimo automobilio, kaip ar ne perduoto perdirbimui. Lygiai taip pat gali prireikti dokumentų ir jeigu tie automobiliai yra įsigyti iš užsienio šalių, tai lygiai taip pat patarčiau turėti automobilio tiek pirkimo, tiek pardavimo dokumentą ir jis saugotis, ar ne, lygiai taip pat kaip ir nekilnojamo turto dokumentus bent 10 metų, nes tos informacijos tikrai prireikia ir iš kitų institucijų kažkokių tai mes tos informacijos ir negausim.
Ir gauti pavedimai iš užsienio dovanos, reikalingas lygiai taip pat įrodymas, kokie asmenys ar ne tuos visus procesus mums inicijavo, kokiu pagrindu tai darė. Tai kalbėsim apie tai, kad dovanos yra kiek apmokestinamos, iki kokios sumos yra saugios ir kada reikia turėti įrodomuosius dokumentus, būtent jeigu mokesčių administratorius teirautųsi, ar tai iš tikrųjų ar ne buvo jums padaryta perlaida ar pavedimas ar net dovanos atžvilgių aspektu. Tai svarbus labai aspektai ar ne individualioj veikloj, ką reikėtų pasakyti ir verslo liudijime. Tai yra gauta pajamų suma verslo liudijimo laikotarpiu neturėtų viršyti 45 000 eurų, tai galioja 25 metams. 26 mes turim pakeitimus. Apie pakeitimus seminarai ir nebus, tai reikėtų įsiklausyti, nes suma yra verslo liudijime padidinta. Bet turim ar ne dabar deklaravimą už 25-uosius. Toliau lygiai taip pat, kas yra ir visą laiką reikėtų pasiruošti, tai deklaruojant verslo liudijimo pajamas, reikia nurodyti pajamas gautas iš fizinių asmenų ir pajamas gautas iš juridinių asmenų. Tai įmonės dažnu atveju įkelia būtent ar ne, jūs su jumis turėtus įvairius ryšius ir tą rezultatą būtent piniginė išraiška, tai mums kaip ir dažnu atveju kelti nebereikia, bet yra tik tai ir ne įspėjimas, kad turim žinot, kad jeigu dirbam su verslo liudijimu, su juridiniais asmenimis ar ne pajamų rodiklis negali viršyti 4500 eurų už visus ar ne kalendorinius metus. Kas atsitinka, jeigu viršysit? Tai viršijus yra laikoma, kad netitiko verslo liudijimo sąlygų ir perteklinė suma yra apmokestinama pagal individualios veiklos pagal pažymą apskaičiavimus. Ir lygiai taip pat viršijus 45 000 bendrą pajamų ribą, lygiai taip pat yra įregistruojama be jūsų, ar ne, netgi, sakykime, atsiklausimo, individuali veikla su pažyma ir lygiai taip pat perteklinė suma yra apmokestinama pagal individualios veiklos pagal pažymą apskaičiavimus. Tai su verslo liudijimu reikėtų šios aspektus, ar ne, labai gerai atsiminti. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad ką ar ne reikėtų pasigalvoti, su verslo liudijimu jau nebereikia mokėti mokesčių jokių daugiau papildomai, jeigu jūs neperviršysit ar ne nustatytų ir nurodytų ribų. O jeigu kalbėt apie tai, kad GPM mokestį mes sumokam iš anksto, sakant, individualios veiklos pagal verslo liudijimą ir ne visą procesą, ir sodrai mes lygiai taip pat atsiskaitome, tą, ką paskaičiuoja mokesčių inspekcijos bazė. Jeigu nemokat kas mėnesį, kas ketvirtį, gali būti, kad bus paskaičiuota už visus metus, sodra paprastai informaciją atsiunčia ir su ta institucija tenka ir neatsiskaityti. Bet gyventojų pajamų mokesčio prievolės jokios papildomos neatsiranda. Jeigu kalbėsim apie individualią veiklą, čia turim šiek tiek kitokią situaciją, kaip ir minėjom, kad ar ne visas metinės pajamas man reikia lygiai taip pat pasiskaičiuoti ir jau nėra skirstimo, ar tai iš fizinių asmenų ar iš įmonių. Įmonės lygiai taip pat būna perduoda informaciją jūsų asmeninę deklaraciją ir nurodo, kad buvo jums mokėta ar ne naudojant individualios veiklos pažymą. Ir turėčiau pasitikrinti, ar visos įmonės sudeklaravo, ar ne, nes jūs turit bendrą sumą, kaip pavyzdys, ar ne, gavau 40 000, matau, kad 10 000 įmonių yra, bet 5 000 galbūt iš kažkurios įmonės trūksta. Tai nereiškia tai, kad jūs turit nedeklaruoti, ar ne, tai ta įmonė galbūt neturėjo finansininko tinkamo, galbūt pasikeis, ar ne, asmuo šitose pareigose ir jisai atėjęs padarys savo tvarką ir tą informaciją gali sudeklaruoti ir atbulinę tvarką, pataisyti, pakoreguoti. Tai tada tokiu atveju mes galvojam apie tai, kad mes tą, ką privalom deklaruoti, kokie mūsų yra rezultatai, juos turim susitikrinti ir pateikti informaciją teisingą. Tai atimu ar ne, ką matau, kiek įmonių sudeklaravo, likutinę pajamų gautą ar nesumą turėčiau sudeklaruoti. Ir kaip minėjau anksčiau, pasirenkam išlaidas, ar mes rinkom viską pagal faktą ir turim pagrindžiančius dokumentus, ar mes vis dėlto naudojamės tą, ką mums leidžia valstybė, tai yra 30% atskaitimo būdą pažymime ir deklaracija apskaičiuoja mokesčius viską tvarkingai ar ne pagal mūsų nurodytus duomenis. Tokiu atveju, bet kada individualią veiklą su pažyma vykdant ar ne atsiranda tikrai prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį, jisai yra vis dėlto kintantis ir skaičiuojamas yra nuo 5 iki 15%, tai priklauso nuo rezultato po lygybės, tai yra pajamos minus išlaidos lygų pelnas, tai iki 20 000, kuomet yra pelnas skaičiuojami 5%, kylant į viršų vis prisideda po 1% ir pasiekus 35 000 ribą yra fiksuotas 15% gyventojų pajamų mokestis, būtent taikomas dar 25-iesiams. 26-iesiais jau šita formulė pasikeitė ir gyventojų pajamų mokesčio ribos yra didesnės.
Ir jeigu kalbėt apie tai, kad kiek tas tikslus procentas yra, jūs visada galite pasitikrinti skaičiuoklėse. Skaičiuoklės aš palikau tiek Sodros, tiek Mokesčių inspekcijos skaičiuoklės. Įdedus savo ar ne rezultatus, jūs galite rasti ar ne, kokia yra būtent prievolė susimokėti tiek gyventojų pajamų mokestį, tiek Sodros mokesčius apskaičiuoja pati ar ne deklaracija. Yra lengvatos, pirmą kartą vykdantiems veiklą su pažyma yra taikoma 1 metų nuo Sodros mokesčio atleidimo ir nesakykime, vėlgi lengvata. Neskaitant to reiktų pasižiūrėti dėl būtent ligonių kasų, jeigu niekur nedirbate ir neturite mažamečių vaikų, neturite neįgalumo kitų socialinių nurodytų būtent ar ne taikymo lengvatų galimybių, tai PSD yra mokamas nuo minimalios algos, o jeigu kalbėsim apie tai, kad nuo VSD mokesčio pirmosius metus veiklos vykdytojas būna atleidžiamas. Tai reikėtų dar ar ne pasižiūrėti ir Sodros taikomas lengvatas, jeigu aš tų lengvatų neturiu, tai tiek ir stažo mokestis, tiek lygiai taip pat ar ne ir sveikatos draudimo mokestis bus taikomas. Dažnai būna labai niuansų ir visi sako, kodėl aš turiu mokėti dar kartą už verslo liudijimą Sodrai, kodėl aš turiu mokėti ar ne nuo individualios veiklos pagal pažymą Sodrai. Suvokimas turėtų būti toks pats, kad jeigu jūs dirbsit pas 2 darbdavius, abu darbdaviai mokesčius už jūs vis tiek moka ir jokios lengvatos ar ne nėra. Valstybėje dėja yra nustatytas toks mokesčių surinkimo aparatas ir dėja nei vienas, nei kitas darbdavys nebus atleistas. Čia šiuo atveju pasirinkus vykdyti savarankišką veiklą, jūs esate pats savo šeimininkas, tai yra pats savo vadovas ir turim suvokti tai, kad mokesčius mokame taip, kaip už savo savarankišką verslą. Tai šiuo atveju individuali veikla ar neturi didesnį apmokestinimą negu su verslo liudijimu ir matėt, ten jau ir ne nuo uždirbto pajamų kiekio, aš jau nebeprivalau papildomai mokėti, aš moku tik tai už pasirinktas dienas, o su individualia veikla aš turiu vertinti savo rezultatus ir galimybę mokėti kas mėnesį tikrai visada yra, jeigu jūs tik tai to norite, pasiskaičiavus savo rezultatą pagal skaičiuoklės galima vesti lygiai taip pat mokesčius ir mokesčių inspekcijos lygiai taip pat, sakykime, sistemą ir matyti mano VMI, kiek jūs ten tuos pinigus ar ne atsidedat, lygiai taip pat ir Sodros sistemoje. Pateikus deklaraciją, tiesiog jūsų sumokėtos įmokos iš mano VMI ar ne sistemos kaip permoka, jinai anuliuojasi, nes yra užskaitoma ar ne už susidariusius mokesčius, jeigu likutis lieka sistemoje, tas likutis ar ne yra matomas. Tai taip padaryti galima, jeigu yra sunku sutaupyti, sunku atsidėti, tai žiūrinti tai, kad rekomenduojama paprastai pačiam skaičiuojantis, kai manęs klausia, tai kiek reikėtų nuo individualios veiklos ar net tų mokesčių atsidėti, kad nežiūrėti ir nestebėti kiekvieną mėnesį. Taip iš tikrųjų nepavyksta, pajamas mes vis tiek turim generuoti. Ir mes tikrai matom, kiek tų pajamų ar nebuvo, galbūt tik tai ne visi apmokėjimai sukrenta į tą patį mėnesį, bet yra rekomenduojama tiesiog atsidėti 20–30% nuo pelno, tai reiškia tai, kad pajamos minus išlaidos, ta mokestinė našta ar netelpa į šitą būtent ar ne procentą pasiskaičiavus atsidėti ar ne pinigus būtent mokesčiams susimokėti. Ir turėti galima atskirą sąskaitą mokesčiams susimokėti, arba galima, kaip ir minėjau, pasiskaičiuoti ir mokėti kiekvieną mėnesį nuo rezultato. Galima darytis ketvirčio analizės ar ne, lygiai taip pat tos pinigėlius, būtent susidariusius mokestinę naštą, galima tikrai taupant atidėti ar ne pagal savo pasirinkimą. Tai programėlės mano paminėtos skaičiuoja kiekvieną mėnesį ir vis jums su kiekvienu mėnesiu prideda tuos mokesčių paskaičiavimus, tai tikrai Invoice 123 programa puikiai yra priderinta ir joje tikrai kuo puikiausiai matosi visi procesai. Lygiai taip pat ar ne ir kitos programos sistemos yra pritaikytos pagal mūsų galiojančius teisės aktus ir leidžia jums sekti susidariusią mokestinę ar ne naštą. Tai pasirinkimas yra jūsų pačių, per mano VMI sistemą yra lygiai taip pat IAPSas, per kurį galima administruoti savo pajamas. Bet patirtis rodo tai, kad dažnai neveikia mūsų mokesčių inspekcijos bazė, sistema, būna kartais net sunku užsakyti ir verslo liudijimą ar papulti į kitą sistemą ir turim tų trukdžių, tai vis dėlto aš esu labiau už pasirenkamas ar ne platinamas tiek nemokamas, tiek mokamas sistemas, tai yra jūsų pasirinkimas, kur tikrai faktiškai niekada nėra tekę kažkokių tai nesusipratimų ar nesklandumų turėti. Ir jeigu kalbėti apie pajamų apmokestinimą pardavus automobilį, ką aš buvau užsiminus, kad vis dėlto tos dokumentus reikėtų rinktis, tai pas mus automobilis Lietuvoje pagal ar ne gyventojų pajamų mokesčio įstatymą turi būti išlaikytas
ne mažiau negu 3 metus, jeigu jis yra išlaikytas mažiau nei 3 metus, jums deklaracijoje teks persižiūrėti ir ar nesusitikrinti duomenis, ar tikrai yra teisinga pateikta informacija iš būtent regitros, kur bus nurodyta, už kiek ar ne automobilį pardavėte, kada tas sandoris įvyko ir už kiek jūs jį ar ne nusipirkote. Gali būti informacija įkelta, gali tekti įkelti ją patiems rankiniu būdu, todėl automobilio įsigijimo ir pardavimo dokumentus visada rekomenduoju vis dėlto saugoti. Ir jeigu bus būtent automobilis parduotas brangiau negu įsigytas, tai mes turim kaip ir uždarbį, ar ne, tai pelnas bus apmokestintas, kalbam, kad, na, kaip pavyzdys, ar ne, yra būtent automobilis nusipirktas už, ar ne, 1000 eurų, o pardavėt už 2000, tai skirtumas 1000 eurų bus, ar ne, apmokestintas 15% gyventojų pajamų mokesčio, nes nėra išlaikytas, ar ne, 3 metus. Jeigu išlaikytas 3 metus, tada paprastai ir deklaracijoje šitų duomenų netgi nebūna, nes mokesčių skaičiuoti nebėra prievolės pagal būtent gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Bet jeigu pardavėt už mažesnę kainą, yra lygų nuliui ar ne, nieko neuždirbam, nėra ar ne būtent uždarbio, tai ir skaičiavimo nėra. Bet dokumentus gali tekti tikslinti, galim būti, kad jūsų prašys netgi ir pridėti sutartį, persvaršius ir peržiūrėjus jūsų deklaracijos turinį. Tai dokumentus reikėtų vis dėlto išsisaugoti ar netgi ir per pačią regitros sistemą, jeigu ar ne pridedate nuotraukų pavidalu, ar galbūt dokumento ar ne failo pavidalu, tai reikėtų vis dėlto tuos dokumentus ar ne su savimi saugoje vietoje, kažkur tai prie turto dokumentų ar ne vis dėlto saugotis. Ir jeigu kalbėsim apie turto pardavimą, tai yra nekilnojamas turtas, Lietuvoje yra sąlygos šiemet nuo 26 jos trumpėja iki 5 metų, o 25-iesiems vis dar galioja 10 metų principas, tai kaip ir automobiliui būtinai 3 metus turi išlaikyti, tai yra viena iš sąlygų nekilnojamam turtui išlaikyti ne mažiau ar ne nei 10 metų. Tai jeigu yra trumpesnis laikotarpis ir yra parduodamas su pelnu, tai lygiai taip pat kaip ir automobilio atveju, ar ne kalbėjau, yra mokamas būtent nuo ar ne pelno 15% vėlgi gyventojų pajamų mokestis. Kada yra neapmokestinama, tai yra 2 sąlygos, jei turtas yra išlaikytas 10 metų ir ilgiau ir nėra taikoma tada jokia apmokestinimo schema. Ir dar yra keli variantai, tai yra jeigu tai buvo gyvenamoji vieta, turte buvo deklaruota gyvenamoji vieta bent 2 metus iki pardavimo, arba buvo pajamos, kurios gautos parduodant turtą, per metus laiko spėta įsigyti yra kitas turtas. Bet su turtu, vėlgi, kaip ir paminėjau, turėkite sutartis, nes deklaruoti be sutarčių galimybės nėra. Net jeigu ir važiuosit į mokesčių administravimo ar ne vietą, tai yra į VMI padalinius, turėti reikia dokumentų su savim, nes nemato mokesčių inspekcijos darbuotojai, kas ir kokios galimybės vyko, o registrų centras tiek regitra kartais pateikia tik tai tuos pirminius duomenis, kokius ar ne surenka informaciją iš pateiktos ar ne, sakykime, pateiktų šaltinių, pateiktų dokumentų ir dėja ne visa informacija persikelia. Tai mums išlieka pareiga dokumentuoti, turėti ar ne dokumentus, kurie įrodo visą ar ne mūsų būtent apmokestinimo, sakykime, ar ne prievolę. Kada notarinė dovanojimo sutartis forma yra privaloma ir jai dovanojama ar ne yra pinigų suma. Tai dažnai pasitaiko tai, kad artimieji dovanoja, tai reikėtų žinoti, kad kai yra giminystės ryšiai, tai dovanojamas turtas yra neapmokestinamas. Būtent 25 metais, tai kalbam apie tai, kad tėtis, mama, sesuo, brolis ar ne, seneliai, vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kiek ta giminystės ar ne plati yra forma, tai kalbam apie vėlgi vyras ar ne, žmona, vaikai. Tai šitoje vietoje svarbiausiai tai, kad jūsų atliekamos paskirtis bankiniu pavedimu, jeigu tai vyksta, turėtų būti aiškios ir nurodomos kokia, ar ne, būtent, sakykime, prasmė arba kokiam tikslu tie pinigai yra pervedami. Tai jeigu dovana, vadinasi dovana, jeigu tai yra kišenpinigiai, jeigu mes turim ar ne maisto išlaidoms, jeigu mes turim komunalinėms išlaidoms, reikėtų aiškiai rašyti, kokia ar ne būtent tų pinigų yra paskirtis. Tai kad nekiltų ginčai paskui teismuose skyrybų atvejais, nekiltų ar ne vėlgi klausimai, kokiu ar ne būtent buvo tikslu tie pinigai pervedami ir ar tai buvo dovana ar nedovana, tai vėlgi ar ne tos procesus reikėtų labai susižiūrėti.
Bet yra notarinė forma, kuri yra privaloma Lietuvoje ir būtent neviršiant jau 14 500 eurų. O rašytinė sutartis yra rekomenduojama, kuomet jau sumos prasideda nuo 1500 eurų iki 14 500. Ar tai močiutės, ar tai seneliai bus, yra rekomenduojama turėti vis dėlto rašytinę dovanojimo formą. Tai yra giminystės ryšiuose. Jau nekalbant apie tai, kad jeigu tai būtų dovanos iš svetimų asmenų. Tai iš svetimų asmenų dovanų mes galim surinkti per vienus kalendorinius metus 2500 eurų. Šita suma yra saugi ir yra neapmokestinama. Jeigu mes gausime didesnę sumą, tai yra tiek iš juridinių asmenų laimėjimai, ar ne, taip pat įeina, ar ten teleloto, ar ten bitė, ar dar kažkas kiti. Tai kalbam apie tai, kad laimėjimai yra apmokestinami 15%. O jeigu kalbėsim apie dovanas iš fizinių asmenų, ar ne, tai šitoje vietoje mes turim saugią ribą tik 2500, bet tai neturėtų būti paskirtis papildymui, šypsenos, ačiū. Tai turėtų būti teisingai, aiškiai ir įvardinta, kad tai yra dovana. Ir kai vyksta kartais deklaravimo laikotarpis, ar ne, užduodami yra man klausimai, skambina būna ir parašo, iš tikrųjų klientai sako, kiek aš skolingas, ar ne, sakau, tiesiog sakau savo nuožiūrą, paskaičiuokit, ar ne, bet nerašykit kavai, arbatai, ar visiems kitiems, ar ne, dalykams, tiesiog parašykit, ar ne, kad tai yra dovana. Nes aš turiu teisę kaip Lietuvos pilietis, ar ne, nesiversdama pastoviai tą pačią veiklą, ar ne, būtent deklaravimo laikotarpis, toksai tas mėnesio, pusantro mėnesio bumas būna, kada aš tų dovanų tikrai vieną kitą gaunu ir vėl to proceso aš nebevykdau. Ir dar turim vieną sumą, tai yra 2500 eurų parduoti savo nuosavus daiktus, tai yra turėti ar ne turto pajamas, bet tai yra jau ne nekilnojamas turtas, jau tai yra ne automobiliai, ar ne, mes kalbam apie tai, kad tai yra buitiniai paprastai ir ne visi mūsų procesai, kasdienybė, kada 2500 eurų aš galiu gauti irgi per vienus ar ne kalendorinius metus. Tai šiandien dienai dažnai būna sukritę pajamos ir įrašai iš Vinted programėlės, nes Lietuvoje jinai yra labai pakankamai populiari. Ir būtent šitie rezultatai, jie reikėtų juos pasitikrinti, ar ne, tai ar yra ta suma 2500 eurų. Jeigu šita suma nėra, tai vadinasi tvarkingai, aš nesurinku šitos sumos, trinu ar ne iš savo deklaracijos įrašus ir jokių mokesčių aš neprivalau mokėti. Buvo viena vėlgi irgi klientė, vedžiau irgi seminarą trumpą moterų vienoje akademijoje, tai buvo lygiai taip pat klausimas, sako, pas mane yra 2700, tai ką daryti, ar ne? Tai aš sakau, tokiu atveju visus įrašus išsitrinam ir paliekam tik tai tą įrašą, kuris ar neviršijo, tai yra tos 200 eurų. Ir tvarkingai, ar ne, aš jau turiu palieku šitą įrašą, tikėtis, kad aš turėsiu sumokėti 15% būtent gyventojų pajamų mokestį. Tai su asmeniniais daiktais, jeigu mes tai darom per skelbių, jeigu mes tai darom per Facebooko galbūt ar ne kanalą, darom per kitus, sakykime, galbūt kažkokius tai įrankius, galima tikėtis, kad bus perkelta informacija, bet Vinted yra pinigų surinkimo platforma, kuri pagal direktyvą privalo mūsų mokesčių inspekcijai perduoti informaciją apie atliktus sandorius šitoje sistemoje. Tai turėkime omeny, kad reikėtų informaciją pasitikrinti, jeigu neviršėjom 2500 eurų sumos, drąsiai galim visus įrašus šalinti, ar ne, o būtent turėtumėm sudeklaruoti tik tai nuo perteklinės sumos ir mokėti mokesčius 15% ar ne nuo didesnės, būtent negu 2500 eurų sumos. Tai šita suma jinai yra saugi, yra neapmokestinama. Tai su nuosavais daiktais ar ne, turėkime omenyje, tai galbūt ar šaldytuvas, ar dar kažkokie kiti procesai bus, nes aš atsimenu per skelbį irgi praeitais metais teko parduoti dviratį ir jį išsiųsti į kitą miestą, tai gavus pavedimą, aš turiu saugiai ar nepersižiūrėti praeitų metų būtent parduotų nuosavų daiktų vėlgi gautas pajamas, kaip visa tai atrodo ir ar aš neturėčiau ar ne mokėti gyventojų pajamų mokesčio, būtent prie turto pajamų, nurodant ar ne, jeigu yra suma viršyta 2500 eurų. Tai aš jos neviršijus ar ne, rami, viską išsitriniau, kas iš Vinted programėlę sukelta ir pajamas ar ne galima drąsiai deklaruoti. Tai apie dovanas papildymus irgi pasakiau, gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, iš artimųjų šeimos narių neapmokestinama, o jeigu kalbėsim apie būtent ar ne šeimos narius, saugi riba yra 2500 eurų. Ir pavedimų paskirtys turėtų būti aiškios ar ne su paskirtim dovana.
Ir įžvelgiau ar ne ir pasakiau, kaip reikėtų su sutartimis, jeigu mes turim ar ne nuo 1500 iki 14 500 vis dėlto pasirašyti rašytinės sutartis, kurios minimaliai turėtų atlikti ir atitikti civilinio kodekso reikalavimus. Su draudimo išmokom, jeigu kalbėt, tai labai dažnai būna ir praeitais metais grįžo daug deklaracijų, jas reikėjo tikslinti daugumą iš tikrųjų pažįstamų asmenų, net ir mano pačios asmeniniam rate tėveliui teko irgi tikslinti deklaraciją, nustebo. Tai labai žiūrėkite, ką jūs ten turite, ar ne, gyvybės draudimai, dažniausiai tai būna kaupiamieji draudimai, kurie keičia sutarties sąlygas. Jeigu sutarties sąlygose yra numatyta, kad keičiant per tam tikrą laikotarpį sutartį, gali būti numatyta ir atsirasti mokestinė prievolė, ar ne, tai įkelia draudimo vis dėlto bendrovės informaciją, bet jie nepriskiria, kokia dalis pajamų yra apmokestinama, kuri neapmokestinama. Tai reikėtų vis dėlto skambintis ar ne savo draudimo konsultantui ir pasiklausti, kodėl aš turiu mokėti, jeigu aš tų pinigų negavau. Tai viena iš sąlygų yra keičiasi sutarties sąlygos, ar ne? Toliau, jeigu kalbėt apie tai, kad jeigu jūs nepasibaigus ar nenurodytam laikotarpiui, vėlgi draudimo išsiimsit sumą, bus jinai sumokėta arba jums bus išmokėta ar ne kaip sveikatos išmoka, tai yra atsitikus nelaimingam atsitikimui, ar ne, tai reikia vėlgi tikėtis, kad bus apmokestinta 15% gyventojų pajamų mokesčio. Tai visas sąlygas reikėtų skaityti sudarant sutartį, reikėtų visą laiką atsiminti, kokios išmokos buvo. Tai nėra apmokestinama tik tai žalos kompensacija, nuo jos nėra skaičiuojamas pelnas, kaip tik šiandien mačiau klausimą, kažkas Facebook'e buvo uždavęs, ar žalą gavus ar neatlyginama, taip pat kaip būna draudimo atvejai automobilio, sakykime, tam tikro nelaimingo įvykio metu, tai ta žala atgauta ir nepaskaičiuota, jinai nėra apmokestinama. O su gyvybės draudimais dėja mes turim situaciją kiek kitokią ir dažnu atveju būna tai, kad asmeniui tenka susimokėti ir būnam labai ar nestipriai nustebę. Tai persižiūrėkit ar ne ir turėkit omenyje, kad vis dėlto su draudimo išlaidom būna įvairių procesų. Toliau autorinės sutartys, civilinės sutartys, dividendai, ką reikėtų žinoti. Tai Lietuvoje šitoms būtent pajamoms gautoms yra taikomas gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15%. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad čia daug skaičiuoti nereikia, už autorinę sutartis dažnu atveju, jeigu turit su įmonė autorinę sutartį, įmonė pasisiūlo už jūs sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir sodros mokesčius, kuomet yra fizinis asmuo su fiziniu asmeniu, tai yra jūsų susitarimo, ar nesakykime, vėlgi procesas, kas kokius mokesčius mokės, tai sutartyje turėtų aiškiai logiškai būti aptarta, bet autorinės sutartys jos neturėtų ar ne, būti pastovios, kad neižvelgtų mokesčių inspekcija, kad tai yra vis dėlto veiklos ar ne, principai veiklos ar ne aspektai, kad registruoti individualią veiklą, tai tų autorinių sutarčių būna per metus 1 ar 2, jeigu pasitaiko. Tai viskas yra natūralu, asmuo gali tokiu pagrindu teikti ir savo įmonėje lygiai taip pat ar ne paslaugą, lygiai taip pat tai gali atlikti su kitom įmonėm, įstaigom, organizacijom arba su fiziniu asmeniu. Tai apmokestinimas yra, jeigu žiūrėsim iš gyventojų pajamų mokesčio ar ne pusės, tai būtų 15%. Dividendai. Civilinės sutartis, kurios yra paprastai civilinės sutartis, pagal ją dirba mažosios bendrijos vadovas, jis neturi darbo santykių ir jeigu tokias pajamas jam įmonė pervedinėjo, tai mes dažniausiai tikimės tai, kad nesumokės už mūsų įmonę, nes įmonė už būtent civilinės sutarties pajamas nemoka, prievolė atsiranda pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą pačiam ar ne pajamų gavėjų. Tai aš visą laiką, jeigu tai turiu ar ne, turiu pasiskaičiuoti, kad jeigu persivedžiau 1000 eurų, iš jo išsiskaičiuoju 15% sumoku mokesčių inspekcijai, likusi suma jau yra mano iš tikrųjų uždirbta suma. Tai būtent civilinės sutarties pajamos nėra apmokestinamos sodros mokesčiais, todėl labai dažnai yra, pasišaunama, sako, atsidarysiu mažąją bendryją ir čia labai gerai, čia viskas lengva. Labai reikėtų gerai pasiskaičiuoti ir vertinti, ar ne sąlygas, atsidaryti juridinį asmenį vis dėlto yra didelė prievolė, kalbant apie tai, kad jūs tampat atsakingi jau ir prieš visas valstybinės institucijas, atsiranda sudėtingesni buhalteriniai finansiniai procesai ir ne bet kada ten tuos pinigus bus galima išsiimti ir tas vis dėlto, sakykime, finansinis resursas atsistoja į, sakykime, jūsų galimas galimybės, ar tikrai sutaupysit, nes buhalterinė apskaita lygiai taip pat kainuoja, pačiam susitvarkyti faktiškai reikia turėti labai daug žinių,
kad supildyti visas formas, susekti visas deklaracijas, yra daug daugiau atsakomybės, negu yra atsakomybės kaip fiziniam asmeniui. Ir labai sunkus yra procesas užsidaryti. Galima sustabdyti, bet užsidaryti nėra taip paprasta. Atsiranda vėlgi ir įvairios prievolės ir savivaldybėje atiduoti dokumentus, visus sukauptus per mažosios bendrijos gyvavimo procesą. Tai geresnė išeitis, aš kaip visą laiką sakau, kad jeigu neturėjote skolų, tiesiog nebenorite vykdyti veiklos ir jums tiesiog reikia galbūt poilsio, norit užimtumo tarnyboje, gal norit persikvalifikuoti, tai tiesiog reikėtų pasisiūlyti savo įmonę parduoti, ar ne? Tai kiek jau tas sandoris bus, bet jeigu skolų nėra, tikrai yra populiaru nusipirkti mažąją bendriją, kuri jau turi kažkokį gyvavimo laiką ir jeigu ar ne yra teigiami rezultatai arba na, tiesiog įmonė skolų neturėjo. Na, nepasisekė jums ar ne suplanuotas jūsų, sakykime, pajamų ar ne planas ar kažkoks ar ne, sakom, kad kitas kriterijus buvo ir nepavyko. Tai čia kaip ir aiškintis daug nereikia, bet geriausia išeitis yra parduoti įmonę, tai yra perleisti kitam savininkui, kad vykdytų veiklą ar ne toliau. Ir deklaracijoje šitie duomenys paprastai yra matomi, jeigu yra išmokėti dividendai arba išmokėtos pajamos pagal civilinę sutartį, tai finansininkas būtent tvarkantis jūsų įmonės finansus turėtų visą šitą informaciją perkelti ar ne į būtent jūsų metinę deklaraciją. Tai jeigu kalbėsim apie dividendus gautus iš užsienio šalies, reikia juos deklaruoti patiems. Jeigu turite užsienio įmonėse būtent akcijų ir turite ar ne kaip savininkas tam tikras teises, norite išsimokėti, tai Lietuva to nemato, informacija kartais pasiekia daug vėliau, negu mes deklaracijas pateikiame iš užsienio šalių, tai prievolė atsiranda mums būtent deklaruoti patiems ir jeigu ten nebuvo mokėta mokesčiai būtent tai šaliai, tokiu atveju mes turime mokėti Lietuvoje 15% gyventojų pajamų mokestį. Su kriptovaliuta daug nekalbėsiu, mano labai turbūt labiausiai nemėgstama tema, yra tekę susidurti prieš labai daug metų su vienu lygiai taip pat asmeniu, kuris tiesiog savanoriškai norėjo mokesčių inspekcijoje susideklaruoti kriptovaliutų visą procesą. Tai buvo dar pati pradžia Lietuvoje ir buvo mažai tos informacijos ir mažai gairių. Tai aš informaciją palikus esu, kada ar ne yra tas mokestis atsiranda ir kada skaičiuojamas. Dažniausios klaidos yra manomos, kad pinigai ar ne, kol platformoje yra mokėti nereikia, bet vis dėlto jeigu buvo būtent ar ne, kaip aš sakau, pajudinimas tos nusipirktos kriptovaliutos ir jinai yra jau pakeista į kitą, ir jeigu ta realizacija vyko keičiant jau į kitas būtent valiutas, tai jau yra laikoma, kad vyko procesas ir jūs jį turėtumėt savarankiškai sekti. Ir sako, kad jeigu bendras pelnas iš kriptovaliutos buvo uždirbtas 2500 eurų, šita suma yra neapmokestinama. Apmokestinama yra jau perviršis, tai yra ta suma ar ne, kuri viršio 2500 eurų. Ir jau mums tada reikia rinktis dokumentus, kurie yra sunkiai suvokiami tose sistemose. Ir jeigu kalbėtų apie tai, kad kriptovaliutų sistemos šiandien turėtų vis dėlto konfigūruoti failus apie jūsų ar ne kiekvieną, sakykime, atliktą veiksmą, vėlgi investuota ar ne ir kiek to uždarbio yra, nes mokesčių inspekcija savarankiškai neskaičiuoja, prašo jūsų pačių pateikti informaciją iš jūsų turimų sistemų. Tai su kriptovaliutomis tikrai šiandien daug visų tų procesų yra, netgi yra jau ir skatinta atsidaryti kriptovaliutinės sąskaitas atskirai. Bet tai yra laiko klausimas, kada kriptovaliutų vis dėlto bendrovės pradės teikti informaciją, nes didžioji dalis jau ES šalių, trečiosios šalis informaciją teikia mūsų būtent mokesčio administratoriai apie mūsų atliekamus sandorius jų sistemose. Tai dar kol kas, kaip ir sako, tos kriptovaliutos yra vis dėlto dar nepaliečiama, tai ar ne, sakykime, erdvė, kur mes esam patys atsakingi už visus atliktus veiksmus. Jeigu kalbėti apie nuomos pajamas, Bookingas, ar ne, vėlgi kalbam apie tai, kad turim tokias tas platformas įdomias kaip ir Facebookas, ką aš buvau užsiminus pradžioje, sakykime, vėlgi turim Treatwellą, tai yra grožio sritis, kur yra naudojamos programos, tai tikrai nenustebkit ir kas yra vėlgi, sakykime, pavėžėjai, tai tiek Boltas, tiek Voltas, tos sistemos sukelia informaciją į mūsų deklaracijas.
Tai dalis dėja informacijos pereina ir deklaracijose atsiranda. Kita dalis kaip Facebooko, kai Treatwello naudotasi programėlėmis ir kiek yra sumokėta tose programėlėse už reklamą ar ne už tarpininkavimo mokestį, surandant jums klientą arba už pačią reklamą, yra dėja pateikiama mokesčių inspekcijai suformuotais tam tikrais ataskaitiniais failais. Tiek Facebookas, tiek kitos sistemos pradėjusios teikti Lietuvoje apie fizinius asmenis informaciją yra nuo 23 metų, nes aš esu tiesiog klausus, daugumą klientų yra gavę įspėjamuosius laiškus per mokesčių inspekcijos bazę, kad jie naudojosi Facebooko, Treatwello ar kitomis, ar nesakykime, programomis, kuriuose ar ne būtent buvo perkama reklama ar tiesiog būtent tarpininkavimo mokamas mokestis ir atsiranda prievolė tiek nuo booking sistemos sumokėti ar ne būtent 21% mokesčių inspekcijai būtent PVM mokesčio, kuris yra ne PVM mokėtojai privalomas pagal PVM įstatymą ir lygiai taip pat pagal ES direktyvą. Tai reiškia tai, kad jeigu 1000 sumokėjote Facebookui per visus metus už reklamą ar ne savo veiklos, tai dar 21% turėsit susimokėti valstybei. Ir jeigu dar šiandien pas jūs mokesčių inspekcija nuo 23 metų nesikreipia, negalvokim, kad tai bus kažkur pamiršta. Tiesiog yra ribotas kiekis darbuotojų, kuris administruoja visą šitą ar ne procesą Lietuvoje, yra reikalingas laikas, bet jau man yra tekę tikrinimo atvejais būtent susidurti su informacija, kurią yra pateikęs net ir pats vienas mokesčio administratorius, parodęs, kokį gauna failą ar ne iš būtent Facebooko ir kaip pasiskaičiuoti man tą PVM, nes ne visi klientai parodo tas ar ne visas savo atliktus ar ne veiksmus ir parodo viską, ką slepia dalį ar nebūna informacijos. Tai patys mokesčio administratoriai būna net ir užsimena, kad dar ne viskas vis dėlto yra pateikta ir kad dar reikėtų papildomai mokesčius paskaičiuoti, nes jie turi ar ne tą finansinį faktą, kuris įrodo, kad būtent toksai asmuo toje platformoje naudojasi ir pirko tam tikras paslaugas. Tai kur tai galima padaryti, yra būtent formos nustatytas būtent pačioje DES platformoje ir yra deklaruojama už kiekvieną mėnesį pirktų paslaugų suma, apsiskaičiuojamas yra būtent PVM mokestis ir yra, kaip ir sakau, valstybei sumokamas, ar ne, tas mokestis, kuris yra privalomas pagal įstatymą. Tai į deklaracijas to nekelia, būtent pats Facebookas ir Treatwellas, bet informaciją teikia kitais būdais mūsų mokesčio administratoriai. Bookingo dėja informacija būna, kad tikrai persikelia. Ir Bolto, sakykime, kitų būtent ar ne, dar platformų informacija būna, kad jau yra perkeliama ir mūsų asmeninės deklaracijas, jeigu mes veiklą vykdėm būtent per jų duomenų bazę, tai yra veiklos vykdymas pats ar ne ir gautos pajamos. Tai nuomos pajamos dažnai iš tikrųjų yra gaunamos ir be verslo liudijimo. Tai tokia galimybė yra, bet reikia tada nusimanyti, kad nuo visų gautų nuomos pajamų ar ne reikės mokėti 15% gyventojų pajamų mokestį. Tai yra B klasės ar ne pajamos ir jeigu kalbėsim apie tai, kad yra lygiai taip pat ar ne mokama tiesiog už patalpą, jūs esat, sakykime, nuomininkas, o subnuomojate patalpas, tai tokia atveju tas būtent gyventojų pajamų mokesčio prievolės mokėjimas atsiranda ne pačiam nuomininkui, o nuomotojui. Tai vėlgi yra teikiamos specialiosios formos kiekvieną mėnesį, kiek yra sumokėta už nuomą su gyventojų pajamų mokesčiu, kiek yra skaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir dar yra teikiama metinė deklaracija, kuomet nuomininkui įsikelia tie duomenys būtent iš nuomotojų pateiktos informacijos sistemose. Tai būtent su nuomos pajamom ar net turim lygiai taip pat Lietuvoje daug niuansų, būna sugrįžta atbuliniu laiku, tai mokesčių inspekcija turi teisę mus tikrinti už paskutinius ar ne 5 metus, tai to laiko būna ir aš niekada nenustembu, kuomet tikrinimai būna iš mokesčio administratoriaus už 22, 23, 24 metus ir viskas pasiskaičiuoja, visi mokesčiai atbulinė tvarka, pasiskaičiuoja delspinigiai ir sumos gaunasi įspūdingos. Didžiausia praeitais metais sumokėta vieno tikrinamo kliento suma buvo 85 000 eurų nuslėptų mokesčių. Tai jeigu kalbėsim apie tai, kad sumos kažkaip visą laiką maniau, kad mažės su metais ir mūsų ar ne tas vis dėlto atsakingumas didės, bet rezultatai rodo visiškai ką kitą ir tos sumos dėja vis didėja, vis manoma, kad bus ar neišvengta tos atsakomybės.
tai nuo ko ar negalima tikėtis, kad vis dėlto grįš jums, ar ne, tas gyventojų pajamų mokestis, tai yra, ar ne, tos lengvinančios, kaip ir sakau, sąlygos, kurios pargražina per gyvybės draudimą, per studijas, ar ne, būna įkelta vėlgi informacija iš mūsų, ar ne, įstaigų, kuriuose mes studijuojame, gali būti per trečią pakopos pensijų kaupimą, ar ne per būsto kredito palūkanas, jeigu yra tai taikoma ir numatyta sutartyse, ir jeigu jūs netaikėt visus metus MPD darbo užmokesčiui. Tai kuomet yra vykdoma tikrai individuali veikla, turit ar ne verslo liudijimą, turit nuomos pajamas, arba butas, ar ne, ar kažkoks kitas būstas yra parduodamas, tai visos pajamos vis dėlto sukrenta, ar ne, į vieną katilą, ir tokiu atveju pritaikius tą neapmokestinamą pajamų dydį, dažniausiai gaunasi priemoka, kad reikia susimokėti. O jeigu aš ramiai ar ne tik dirbu pagal darbo sutartį, galbūt turėjau studijas, turėjau dar gyvybės draudimo įmokas, bet darbe gaudamas tą atlyginimą, kuris yra, kaip aš sakau, didesnis negu minimumas ir netaikau būtent apmokestinamo tą pajamų dydį, tada tokiu atveju dažniausiai tai būna, kad sugrįžta dalis, ar ne, būtent jūsų gyventojų pajamų mokesčio. Tai reikia vėlgi žiūrėti, ar ne, jūsų visas gaunamas pajamas, kokį mes turim, ar ne, tą rezultatą metų pabaigoje. Ir reguliariai, jeigu žiūrėti, kada susidomi jumis mokesčių inspekcija, tai yra mūsų mokesčių administratorius, tai yra pranešimai, skundai iš trečiųjų asmenų. Kas jūs skundžia ir iš kur gaunama yra informacija? Tai informaciją teikia visos pirmiausiai valstybinės institucijos, kurios ar ne prieina arba yra atsakingos tam tikros įmonės bendrovės valstybinių institucijų sistemų informacijos teikimui, ataskaitoms, ar ne, tai galime kalbėti apie tai, kad visi bankai, visos pinigų surinkimo platformos, ar ne, apie kurias aš paminėjau, jos teikia informaciją ir bankai, mano žiniomis, kiek man tenka atstovauti tikrinimuose, dažniausiai būna būtent pažymėjimas ir nuoroda iš banko iniciatyvos, tai yra turit pasižiūrėti mano VMI, būtent prie jūsų kliento kaip žmogaus, kaip gyventojo duomenis, pasižiūrėti, kiek banko sąskaitų mato jūsų mokesčių inspekcija. Tai matosi Revoliuto sąskaitos, matosi visi Lietuvos bankai, matosi ir kitos pinigų platformos. Nesitikėkit, kad nebemato. Nuo 23 metų šita informacija iš būtent pinigų platformų surinkimo yra matoma ir mokesčių inspektorius atsakingas ar ne už šitą procesą jisai gauna tą informaciją, tik nespėja būtent kalendorinių metų laikotarpiuose sužiūrėti visos ar ne Lietuvos gyventojų informaciją. Atsistojam į eilę tikrinimo ir tai gali būti ir po 2 ir po 3 metų. Tai ką reikėtų žiūrėtis apie savo pavedimus, kokie jie yra ir kokie aiškus pagrindai, ką aš paminėjau, dovanos ar ne, ir pagrindžiančius dokumentus lygiai taip pat sumos iš užsienio. Turto pardavimai, ar ne, minėjau dokumentus šios tiek automobilio, tiek nekilnojamo turto turėti ir nesutapimai tarp deklaracijų ir turimų duomenų, ką paprastai teikia didžioji dalis, galiu pasakyti, vis dėlto Lietuvoje bankinės platformos, tai yra pinigų surinkimo platformos. Jos būtent kažkokiu būdu, kokioje sistemoje negaliu pasakyti, bet jau atfiltravę jūsų šeimos pajamas, jau atfiltravę pardavimus, kas yra registrų centruose registruota, tiesiog pastato jūs į eilę tikrintis, ta suma yra tada, kada yra viršinti tikrai 5 000 eurų. Tai tie 2,5 tūkstančio ir 2,5 tūkstančio, apie ką mes kalbėjom, dovanos ir būtent gauti pavedimai už savo asmeninius daiktus jau yra apgalvota, kad galbūt ta 5 000 suma, jinai yra skirtumas ir jos neliečia, tai kalbam apie tai, kai šita suma didėja, ar ne, į skirtumą jūs nesusideklaravot visų pajamų, tada yra paprastai dedamas varnelė, paukštelis, ar ne, jūs užpaukščiuoja, kaip sakau, ir užtagina paprastai bankinės platformos ir sako, kad reikėtų vis dėlto jūs patikrinti, ar ne, ir tada mes sulaukiam laiškų iš mokesčio administratoriaus. O skundai iš kitų asmenų, tai galėtų būti nebent jūsų piktas ar ne klientas, konkurentas, bet mano patirties, sakykime, atveju yra buvę labai mažai tikrinimų, kas liečia būtent inicijavimą iš kito asmens ar kitos įmonės, dažniausiai pagal būtent pinigų plovimo prevencijos įstatymą, tai atlieka ir šitą informaciją teikia bankinės platformos. Ir kaip tas tikrinimas vyksta, paprastai jūs gaunate informaciją per mano VMI sistemą, ar ne, ir yra prašoma pateikti tam tikrus dokumentus.
duodamas laikas patikslinti deklaracijos duomenis, kartais netgi ir nereikalaujama dokumentų, bet tiesiog yra parašoma, kad gautais duomenimis iš trečiųjų asmenų prašome peržiūrėti pajamas, ar jos atitinka tikrai sudeklaruotas ar ne jūsų pajamas, galbūt buvo klaida. Tai gavus tokį laišką tikrai reikėtų sureaguoti ir persižiūrėti savo pajamas. Jeigu jūs tikrai pasižiūrėjote ir matote, kad tai tikrai dovanos ir jūs turėsit pagrindžiančius dokumentus, gal ten kažkam skolinot, kažkas paskui jums ar negrąžino tam tikrą sumą, tai būtent mokesčių administravimui reikalingas absoliučiai pilnas dokumentavimas. Tai yra viską reikės įrodyti dokumentais, viską ir galbūt susirašinėjimu, ar ne. Tai visi failai paprastai, tai yra visa informacija, jeigu jau yra tas tyrimas pažengiantis tolyn, galimi ginčai, galimos baudos, mato, kad per tam tikrą laikotarpį savarankiškai nepatikslinot ar ne pačio ar nenurodytų pajamų, nesumokėjot ar ne gyventojų pajamų mokesčio. Logiška tada yra, kad yra prašomi paaiškinimai ir įrodymai. Tai reaguoti reikėtų laiku, reikėtų į laiškus ar ne ir savo elektroninį paštą tikrinti, o jeigu gaunate ir popierinį lygiai taip pat ar neregistruotą laišką, tai niekada nėra taip, kad reikėtų ar nesėdėti ir laukti iki paskutinės minutės. Tarkitės, yra daug konsultuojančių asmenų, ar ne, yra įvairių mokymų, palikta ir mano bus lygiai taip pat kontaktai, kad galima kreiptis ar ne ir pasitarti, kaip tokioje situacijoje elgtis, jeigu nerimaujat. O jeigu kalbėsim apie tai, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba įpareigojo nuo praėjusių metų visus asmenis teikiančius buhalterinę apskaitą ir lygiai taip pat įmonės atpažinti savo klientą ir lygiai taip pat būtent priduoti savo klientus ar neskaitose, kad ar nevykdote savo mokestinių teisių. Tai atbyrėjo didelė dalis asmenų norinčių dirbti su fiziniais asmenimis ir mano ir seminaro ir yra būtent tikslas šiandienos tos, kad ir trumpas informacijos pateikimas paskatinti jūs patiems teisingai atlikti savo mokestinės prievolės. Dėl to, kad paskui galit sunkiai rasti žmogų, kuris norės jūs atstovauti ir ar ne, išklausyti jūsų visų gyvenimo įvykių ir padėti ar ne prieš mokesčių administratorių pasiaiškinti, pasiteisinti. Tai tokie procesai ir nebūtų šiandieną. Dabar yra rubrika ir laikas ar ne jūsų klausimams, jeigu liko kažkokių tai neaiškumų ir linkiu, kad tas deklaravimas būtų visiems be įtampos ar ne ir būtų aiškus kiek įmanoma procesas. Ačiū už dėmesį, kas bėgat ar ne, galit pabėgti ir tęsti savo dieną, o kas ar ne turite laiko ir turite klausimų, tada mes šiuo metu atsakinėjame klausimus. Ačiū, Rasa, labai. Tai matau, kad klausimų tikrai yra nemažai. Jūs sakėt, peržvelgsit, ar ne? Taip. Kaip uždeklaruoti pajamas, jeigu dirbai užsienyje, duomenys pereina ir pačiam reikia kreiptis į darbdavį ir galite gauti informaciją. Skirtingų šalių galiu pasakyti informaciją skirtingai, į mūsų mokesčių inspekcijos bazės būna perduodama, patys jie duomenų neįkelia, duomenis mes turim savarankiškai įkelti patys ir pridėti įrodomąjį dokumentą, kokia suma buvo jums išmokėta ir kokie mokesčiai buvo sumokėti užsienio valstybėje. Tai yra deklaruojama tai prie darbo pajamų, kad yra gautos iš užsienio pajamos. Toliau MB gali sumokėti mokesčius, tačiau tai neleidžiami atskaitimai, pritaikomas 15% mokestis. Tai jeigu jūs kalbėsit ar ne apie visus šitus procesus, jeigu nurodo mažoji bendryja įkeldama savo duomenis, kad už jūs mokesčiai sumokėti, tada jums prievolės neatsiranda. Bet didžioji dalis vis dėlto atlieka ar ne visą šitą procesą, perkeldama naštą, jums kaip gyventojai pagal prievolės privaloma 15% sumokėti. Nes čia neringa, matau, buvo parašius. Ką daryti, jeigu pavėluotai išrašyti sąskaitas, faktūras, ar galima jas išrašyti vėliau. Viską galit padaryti, dar susitvarkyti už praėjusius metus, tikrai. Tai programėlės leidžia tai daryti atbulinę tvarką, susirašyti ir susitvarkyti visą buhalterinę apskaitą. Tai niekada nėra vėlu. Rašom pagal banko duomenis, kada kaip kas vyko ar ne. Toliau yra klausimas, dukrai studentijai darau pavedimus buto nuomai, dantų tvarkymai ir panašiai, tai tvarkingai rašote visą laiką dukrai ir ne, šitie pavedimai nebus apmokestinami, tai nėra dovanos ir tarp šeimos narių pavedimai nėra apmokestinami. Tiesiog kaip ir rašo tvarkingai paskirtise, taip ir rašykite, bankui neužkliūna, viskas labai yra aišku, paskirtis aiškios, tai šitos pajamos nėra apmokestinamos, tarp šeimos narių pavedimai neapmokestinami.
Galite pakomentuoti NT pardavimą, išlaikymą turto, kokios išlaidos mažina GPM mokestį. Tai jeigu statyba vyksta ar ne ir jūs pagerinate vėlgi NT būklę, renkat visus dokumentus, kvitus, visas sąskaitas, parduodant šitus dokumentus galima pridėti ir įrašyti, ar ne, kad išlaidos buvo patirtos, tai tada mažina jūsų pelningumą. Toliau, žmogus dirba pagal individualią veiklą, GPM VMI gali tikrinti per paskutinius 5 metus, tai pirkimo pardavimo dokumentus mes privalom laikyti 10 metų. Taip, vis dėlto įstatymė nepasikeitė, 10 metų taip ir yra išlaikytas laikotarpis. Galiu pasakyti, kad man yra tekę pačiai asmeninė situacija dalyvauti darbo ginčuose, kur žmogus jau individualioj veikloj pagal pažymą nedirba daugiau negu 9 metus. Ir jeigu aš būčiau susinaikinus dokumentus darbo užmokesčio paskaičiavimo, veiklos vykdymo, viso proceso, aš darbo inspekcijoje būčiau neįrodžius savo teisingumą, jeigu tų dokumentų būčiau neišsaugojus. Tai nebūtinai mokesčių inspekcijos gali tikrinti, gali būti jūsų veiklos ar ne, vėlgi paslaugų teikimo niuansai. Gal buvo statybinė veikla vykdoma ir kažkoks tai galbūt garantinis procesas, ginčas atsiras. Tai dėl to dokumentai yra saugomi 10 metų, ne vien dėl mokesčio administratoriaus paklausimo. Labą dieną, galite pakomentuoti, kaip IV naudojamas automobilis, kokią formą teikti VMI, kokią čekio reikia iš degalinės. Su automobiliu yra taip, kad turit pateikti ilgalaikio naudojimo turto deklaraciją, yra, bijau dabar pasakyti, kuri forma, bet yra fizinio asmens naudojimo ilgalaikio turto deklaracija pateikiama, pateikiami yra duomenys automobilio registracijos pažymėjimo, tai yra būtent tas kėbulo numeris. 100% naudoti negalit, nėra tokios veiklos, nebent jūs mokintumėt vairuoti, arba tai būtų krovinių pervežimo veikla. Tai procentaliai reikia pasirinkti, kiek procentų išlaidų kaupsit, 80–50%, tai vadinasi civilinis draudimas nurašomas, remonto, išlaikymo išlaidos galėtų eiti pusiau, o degalai rašomi yra pagal maršrutus ir degalai išnaudoti turi uždirbti jums pajamas. Tai yra, galite ar nepirkti medžiagą, žaliavas, įrodyti tą maršrutą, jūs turite rašyti, kur iš kokio taško vykot, kad nusirašytų degalai. Tai taip paprastai viskas nevyksta ir plus dar už degalus mes turim deklaruoti metinį deklaraciją pateikti taršos, kur yra mokamas dar ir taršos mokestis nuo naudoto kuro rūšies. Tai su degalais pagalvokit, ar verta leistis ar ne į visą šitą procesą. Galbūt tik tai galite ar nesudeklaravus automobilį, pateikus kėbulo numerį, ar nesusitvarkyti ir rinkti tik tai galbūt amortizacijos išlaidas, o kuro nerinkti, tai čia yra jau jūsų sprendimas. Galimybė yra tikrai automobilį naudoti. Kažkas rašė, kad nėra garso, vaikas per žaidimus gauna pajamų, kaip teisingai deklaruoti, ar ne, tai reikėtų pasižiūrėti, kokia suma ar ne yra per tuos žaidimus surinkta, nes gyventojas gali gauti ar ne tų pajamų 2500 eurų ir klausimas, kaip tas Minecraftas išmoka, pasižiūrėkit, kokia yra išmokų paskirtis. Ar tai nurodo ar ne būtent kaip gal dovana ar visi kiti procesai, tai reikėtų pasižiūrėti, kokia yra pavedimo paskirtis. Kitu atveju, matot, jeigu tos pajamos yra atsikartojančios, ar ne, ar tai yra siekis uždirbti pajamų, mokesčių inspekcija paprastai greičiausiai traktuos, bet aš užduočiau paklausimą per mano VMI bazę, nurodant konkrečiai, ką pavedimo paskirtį rašo ir kas kiek laiko tokias pajamas gaunat, kokios dydžio yra. Kad traktuos kaip individualią veiklą, labai abejoju, nes ten tos pajamos tikrai, kažin ar bus didesnės, sužinot, kokia situacija yra ir kaip tos išmokos yra daromas, per kokią platformą ir su kokia paskirtim. Taip, kas dar yra užduota? Važiuoju Vilnius Klaipėdą, paimu pakeleivis ar apmokestinama. Realiai, iš tikrųjų, jeigu kalbėsim apie tai tą procesą, ar ne, tai yra kaip ir padėka iš tų ar ne asmenų, tai vėlgi ar perveda jums tos pinigus ar ne, ir ką rašo paskirtyje, ar realiai ta veikla yra pas jūs pastovi, reikėtų registruoti kaip pavėžėjo veiklą. Tai vėlgi žiūrit nuo pajamų ar nedydžio, kaip jūs traktuosit ar ne, ir kaip tai atrodo jūsų banko išraiškose, jeigu įnešat grynuosius pinigus, mokesčio administratoriui kyla klausimas, bet vėlgi tai turi būti ta suma, apie kurią aš kalbėjau, kad daugiau nei 5000 per kalendorinius metus, tada bankas dedasi klaustuką, iš kokios ar ne kilmės pajamų yra tie įnešimai daromi. Tada tokiu atveju jūs gali paprašyti pagrįsti įneštus pinigus į banko sąskaitą. Klausimų daugiau atrodo nėra, atsakiau visus klausimus, pasižiūriu dar ar atsirado.
Elementai yra neapmokestinami, turi rašyti vaiko išlaikymui, matau. Labą dieną, dirbu su IV, uošvienė ir vyro sesuo siųsdavo pinigus į mano sąskaitą mūsų šeimai, anūkė rašydavo pavedime papildymas. Reikia deklaruoti ir mokėti mokesčius? Ne. Nereikia individualioje veikloje, bet tiesiog turėtų tvarkingai rašyti, ar ne? Yra dovana, vėlgi, sakykime, pragyvenimo išlaidoms, ar ne? Naudojamas telefonas, operatorių sąskaitą galima traukti, išlaidas individualioje veikloje. Galima traukti, bet ne 100%. Kadangi tai yra jūsų fiziškai asmeninė priemonė, tai telefonas yra vėlgi maksimaliai iki 90% naudojamas daiktas, jums turi uždirbti pajamas, ar ne, tada jo išlaidos yra traktuojamos kaip leidžiamos išlaidos. Kaip sumokėti mokesčius nuo reklamų socialiniuose tinkluose. Yra teikiama deklaracija FER 00608. Ir kas mėnesį turite išsitraukti Facebook'o ar ne, būtent ataskaitą ir kiekvieno mėnesio deklaracija yra vis teikiama ir mokamas PVM mokestis, berods, jeigu gerai atsimenu, 19 langelis įrašo PVM sumą. Ir mokesčių inspekcijai tada pervedama yra kodu 1001. Kokią mokestinę lengvatą turi MB ir kiek laiko? Apie įmonės aš žinokit nekalbėsiu, yra 2 pirmieji metai, bet yra išlygų, negali ten keistis vadovai, savininkai, tai va tuos procesus jau reikėtų žiūrėti, ar ne, kas draugauja ir būtent su įmonių steigimu, ar ne visų dirba. Tai yra labai daug iš tikrųjų niuansų, kad pirmus 2 metus, ar ne, yra atleidžiama nuo pelno mokesčio, nemokate, bet negali daryti tam tikrų pakeitimų. Ar ūkininko apskaitai kažką daugiau reikia atkreipti dėmesį negu į DV? Ne, pas jūs faktiškai yra viskas tas pats, ar ne, ir tie įsipareigojimai, tik tai ilgalaikio turto žiūrit, ar ne, nusidėvėjimas skaičiuojat, jeigu yra įsigyti kažkokie tai, ar ne, ūkiniai padargai, ar kitos, ar ne, reikalingos ūkiui priemonės. Kur galima deklaruoti uogų grybų pardavimą, ar ne, tai jeigu yra tai papildomas, ar ne, pajamos, deklaruojate, ar ne, prie turto pajamų. Tai yra kitas yra pasirinkimas ir galite deklaruoti. Ar ūkininkė gali vykdyti žemės ūkio veiklą, išėjusi vaiko auginimo atostogų ir gaunant iš sodros vaiko auginimo išmokas, jei gali ir gali būti sumažinta išmoka gaunama iš sodros. Galit vykdyti, jūs tik tai turit neturėti darbo sutarties. Tai galima vykdyti, galite gauti ir išmoka sumažinta tikrai dėl to nebus. Bet tiesiog jeigu uždirbsit pajamas ir iš ūkinės tos veiklos, tai mokesčius ar nesusimokėti turėsit ir sodra perskaičiuoja ir paprastai sumoka didesnius pinigėlius. Bet tai vyksta po deklaracijos pateikimo. Ar galima pardavimo pajamas gautas mugėje įtraukti į vienu įrašu kelių dienų? Tai jeigu jūs mugėje ar neprekiavote ir tai buvo išimtas verslo liudijimas, tai tikrai taip vienu įrašu su verslo liudijimu mes taip ir darome, yra įtraukiamos pajamos, kad tai yra gautos kliento arba tiesiog ar ne dienos klientas arba dienos klientai rašome ir tvarkingai yra įtraukiama taip būtent tų kelių dienų, kaip sakot, vienu įrašu, tai vieną dieną vienos dienos pajamos ir kitą dieną kitos dienos pajamos, nes ataskaita turėtų būti, jeigu buvote ir išsinuomavę ar ne, sakykime, banko skaitytuvą toms dienoms. Tai reikia žiūrėti, kokiu pagrindu ar ne mugėje dirbote. Jeigu neturėjote verslo liudijimo, vadinasi, tai yra jūsų asmeninių daiktų pardavimo pajamos, ar ne, ką mes darom bagažinių turgui, ar ne, esam, ir jeigu tų pinigėlių neįsinešinėjat ir matot, kad per metus 2,5 tūkstančio neviršijo, deklaruoti niekur ir nieko kažkaip papildomai rodyti nereikia. Matau, kad Jolantos klausimas buvo. Atrodo, atsakiau visiems viską. Kažkas kelia ranką iš klausytojų, galima paklausti ir žodžiu, jeigu reikėtų. Žodžiu, paklausti nepavyks, nes pas mus mikrofonai yra neįgalinti jo. Tai jeigu turit klausimą, gal kažkas parašyti galima. Kažkas prispaudė. Bet atrodo, kad viską, visus klausimus peržiūrėjom. Tai ačiū Bandykim išgyventi, ar ne, tų deklaravimų ačiū labai, Rasa. Ir visiems, ką palinkėsiu sėkmės ir to ir neaiškumo, tai įrašas bus, gali tikrai ir neperduoti ir kitiems, ir savo artimiesiems paklausyti. Tai tą informaciją stengiausi pateikti aiškiai ir ne, ir manau, kad tos naudos tikrai bus visiems. Tai linkiu geros likusios dienos. Ačiū labai, Rasa. Ačiū labai visiems dalyviam už tokią gausą klausimų, už gausiai prisijungusius, skirusius laiko šiandien. Ir labai tikiuosi ir labai linkiu išvengti tų dažniausiai pasitaikomų klaidų. Ir
Priminsiu, kad webinaro įrašą rasite SitePro YouTube kanale arba SitePro svetainėje /SitePro/webinar. Tai ačiū Jums labai ir palinkėsiu gražios likusios dienos ir iki kitų kartų. Visą. Visą.